Sveiki visiems tiem, kas nori išmokti užsienio kalbą arba diskutuoja apie tai, kokie yra metodai geri ar blogi. Labai džiaugiuosi, kad kolibrių metodas susilaukia labai daug kritinių pastabų. Mes tokius sukėlėm didžiulės diskusijas, jau galanda peilius visi tradicinių mokymų atstovai. Ir aišku, be abejo labai lengva reklamuoti savo metodą ir kalbėti, o mes patys geriausia, tai mes nutarėm pamėginti įvesti kažkokį objektyvumą, nes viską galima supras geriau, kai tu kažką palygini. Ir pirmas mini eksperimentas, tai yra štai toks. Mes nutarėm palyginti, kaip žmonės jaučiasi tradicinių mokymų metu. Ir mes paėmėm tradicinę pamokėlę, 2 pamokėlės, 2 akademinės valandas, kurios vyksta taip ar kitaip, bet labai panašiai įvairiuose tradicinėse mokyklose ir jos susidaro iš ko? Iš paprastų tokių elementų. Dėstytojai pristato gramatiką, paaiškina, kaip reikia kalbėti taisyklingai, paaiškina detalės ir po to duoda įvairių pratimėlių tam, kad žmonės pasitreniruotų, pavyzdžiui, paskaitytų tekstą. Taip, mes paimam fragmentą klasikinės anglų kalbos pamokos. Ir antra dalis, tai yra žodžių mokymasis. Ir paimam žmonės, kurie arba visai nežino anglų kalbos, arba žino truputėlį ir norim pasižiūrėti, kągi realiai žmogus išmoksta tradicinėse pamokose, kiek jam pavyksta žodžių naujų išmokti ir aplamai, kaip jisai jaučiasi tradicinėse pamokose. Mes paimam skirtingų amžiaus žmonių su skirtinga patirtim, skirtingų profesijų, tam, kad būtų mūsų mini tyrimas toks objektyvesnis. Ir jūs pamatysite trumpas ištraukas iš tų pamokėlių, kurias veda profesionaliai anglų kalbos mokytojai. Taigi, kai žiūrėsite šį siužetą ir atsiliepimų žmonių, o iš anksto primenu, kad mes nemokėjom nei vieno lito, taigi žmonės kalba tai, ką jaučia. Ir norėčiau, kad jūs nevertinat mokytojus, nes mokytojai tiesiog darė tai, ką mes jūs paprašėm, atliko klasikinę anglų kalbos 2 pamokas, o po to tų pačių žmonių paprašysim duoti atsiliepimo, kaip jie jaučiasi po kolibrių metodų, kągi jie išmoksta per 1 valandą naudodami greičiausių pasaulyje būdų mokyti užsienio kalbų kolibrių metodus ir pasižiūrėsim ir tada patys galėsim sudaryti įspūdį, taigi ar verta surizikuoti, ateiti ir išmokti greitai, lengvai, arba vis dėlto verta laikyti senų tradicijų ir iš lėto, bet labai taip sunkiai mokytis užsienio kalbų. Taigi, bet kuriuo atveju priimsi sprendimą jūs ir linkiu geros peržiūros, gerų jausmų ir susitiksim vienu žodžiu. Anglų kalbos pamokėlėse, kolibrių metodų prieš tradicinių metodų tokio kova. Ir dar, kaip antrą raundą siūlau bet kokiai užsienio kalbų mokyklai metu pirštinę. Reiškia, kviečiam bet kokią užsienio kalbos mokyklą, ar tai tarptautinę, ar tai pasaulinę, arba tai lietuvišką, su mumis pasivaržyti. Varžysimės labai sąžiningai. Bus nepriklausoma komisija ir bus užduotis, kiek žmonės turi išmokti ir pasižiūrėsim, kam pavyks aplenkti mūsų metodą. Kaip pradžiai duodu 10 prie 1. Aš garantuoju, kad bet kuris metodas, kuris taikomas šiuo metu pasaulyje, minimum 10 kartų lėtesnis. Jeigu jūs išmoksite 10 žodžių, mes per tą laiką išmoksim minimum 10 kartų daugiau. Jeigu jūs išmokstat 1 gramatinę taisyklę, mes per tą laiką minimum 10 kartų daugiau išmoksim. Jeigu jūsų žmonės atsimins tai 1 dieną, mūsų žmonės minimum atsimins visam gyvenimui. Taigi, metu pirštinė. Galim paskirti bet kokį finansinį prizą. Pradžioje aš duodu 10 000 litų. 1 prie 10, 10 000 litų. Bet kuriai mokyklai, kuri priims mūsų iššūkį ir norės objektyviai, o ne vien tik žodžių pagalba, pasilyginti, pasižiūrėti, koksgi metodas yra pats geriausias. Kol kas aš tvirtinu, kad kolibrių metodas yra pats greičiausias pasaulyje būdas išmokti užsienio kalbą. O kam neužtenka tik tai tokių iššūkių, kviečiu šį rudenį į mūsų organizuojamą pasaulio atminties čempionatą, kur suvažiuos patys greičiausi atminties ekspertai ir ten jūs galėsite pasivaržyti ne tik su mumis, bet ir su stipriausiais pasaulio čempionas. Ten jūs galėsite išbandyti savo jėgas, pamatyti, ką mes sugebam. Taigi, siūlau mažiau kalbėti, o daugiau varžytis. Taigi, susitikime ringe. Iki. Labą dieną.
sveiki. Esu Lukas Puidokas ir priklausau amžiaus kategorijai iki 40. Esu iš Kauno miesto ir mano veiklos pobūdis turiu nuosavas mokyklas. Esu Gintarė, 23 metų studentė Vilnietė. Mano anglų kalbos žinios yra silpnokos, ypač labai prasta gramatika iš tikrųjų. Man 32 metai, esu iš Vilniaus inžinierius. Iš patirtis anglų kalboje mokyklų kiek teko mokytis, bei kartais susiduriu keliais. Man yra 28 metai, esu Vilnietis. Mano veikla yra geodezininkas, inžinierius. Anglų kalbos patirtis yra labai silpna. Man yra 35 metai, esu Vilnietė ir dirbu švietimo sistemoje. Mano anglų kalbos žinios yra neypatingos, aš galiu susikalbėti buitiniam lygmenį ir buitiniam lygmenį perskaityti kokį nors tekstą. Esu Rasa, man 25 metai, iš Vilniaus, dirbu informacinių sistemų srityje. Anglų kalbos niekada nesimokiau, tiesiog iš Kolibri metodo tikiuosi gerą startą. Raminantis Valerijanas, amžius 50 metų judėja, miestas Vilnius, veiklos profilis, tai esu prekyboje, komercijos direktorius ir šiaip skaitau, kad mane mokinti kalbų tai yra kaip katiną lotį mokinti, tai tiesiog šviesi. Labas vakaras, aš esu Marytė Bieliauskienė, man 61 metai, aš esu 6 sūnų ir 9 anūkų močiutė. Šiuo metu aš esu pensininkė, tačiau jau susipažinau su kompiuteriu ir man labai daug reikalinga žinoti anglų kalbą. Labas vakaras, mano vardas Ieva, aš esu 40 metų, Vilnietė, dirbu nekilnojamo turto srity. Su anglų kalba susidūriau tiek, kiek pati bandžiau ją pramokti, vaikščiojau kursus, tiksliau 1 mėnesį nuėjau, labai nusivyliau. O paskui pereisim į žodyną. Tai yra skaitimas ir tai bandysime versti žodžius ir tuomet jūsų bus individualus darbas, kaip mokytis tų žodžių. Gerai? Taigi, dabar pasižiūrime pirmą į tą lentelę, kurią jūs turite. Tai yra 2 laikai. Taip, mes matome, kad jie yra puikiai išskirti į dvi lentelės, į 2 dalis. Taip, pirmas laikas, kurį mes matome viršuje, tai yra present simple laikas. Tai yra paprastas dabartinis laikas. Ten į lietuvių kalbą jums yra jisai išverstas. Dabar aš noriu, kad mes visi pasižiūrėtumėm į ką laikas reiškia. Gerai, nes čia yra lietuviškai parašyta, kada šis laikas būna vartojamas. O paskui pasižiūrėsime, kaip jis yra sudaromas. Taigi, dabar pasižiūrime. Pirmas punktelis, kuris nurodo, kad tai yra reguliariai pasikartojantis laikas, kai kažkas vyksta nuolat. Arba, pavyzdžiui, kai jisai niekada nevyksta. Pavyzdžiui, man patinka šokoladas. Taip, tai yra nuolatinis kažkoks reguliarus faktas ir kai kažkokiam veiksmui tai yra būdinga, tuomet mes naudojame paprastą laiką. Tai yra present simple laikas. Okay? Dabar neišsigąskite, dabar tik tais perėdam per teoriją ir paskui matysime, kaip sudaromas, kokie nurodomieji žodeliai yra vartojami. Taigi, dabar pasižiūrime į kitą burbuliuką. Čia yra parašyta bendras tiesas ir dėsnius. Tai gali būti kažkokie biologiniai faktai ir panašiai dėsniai įvairūs. Pavyzdžiui, saulė kyla rytuose. Kaip bebūtų, tai visą laiką tai daro ir visą laiką mes naudosime taip pat šitą present simple laiką, paprastą dabartinį laiką. Dabar pasižiūrime į kitą, įpročius ir papročius, kai mes visą laiką tai darome. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną aš keliuosiu 7 valandą. Tai nuolatinis veiksmas, kuris nuolat kartojasi, arba tai netgi yra mūsų įprotis. Taip pat būdinga tik tai šitam laikui. Ir tuomet pasižiūrime paskutinį burbuliuką, kur šis laikas taip pat gali būti vartojamas su ateitimi. Bet su ateitimi jis gali būti vartojamas, kai yra fiksuotos tam tikros, pavyzdžiui, darbo grafikai, oro uostų tvarkaraščiai ir panašiai. Taigi. Sunku, ja?
Aha, bet esmė, kad skirtumėt, kad yra nuolatinis veiksmas ir kad tai yra tik tais laikinas dabarties. Nes vienu žodžiu, jeigu reikėtų apibūdinti, čia yra nuolatinis veiksmas, šitas laikas yra laikinas. Jis turi rėmus, šitas rėmų neturi. O kaip tada suformuluot, ar aš miegu? Aha, pabandykit. Nu, pagal tą logiką. Taip. Sleeping. Taip, am I sleeping. Viskas, voilà, taip ir yra. Am I sleeping. Good. Ir dabar greitai pasižiūrime į pavyzdžius, bet gal laiką taupant mes visų pavyzdžių nepažiūrėsime. Ok, bet geriau šitus žodelius pasižiūrėtusime nurodomuosius. Taigi, pirmas pavyzdys. Look, yes, it's raining again. Žiūrėk, vėl lyja. Ir matome, kad it's raining again, it's mes paėmėme. Nors mes lietuviškai nesakom, tai lyja vėl, mes sakom lyja ir viskas, o jie sako, tai lyja vėl. Nu, kažkaip keistai, yes, but it's raining again ir mes suprantame, kad tai taip pat vyksta tik tais dabar, tik šiandien. Okay? Antras, what are you doing now? What does that mean? Ką tai reiškia? Ką tu dabar darai? Taip. Ką tu dabar darai? I am revising for exam. Revising tai ruošiuosi, mokusi, kartojuosi. Aš kartojuosi egzaminui, jas mokinuosi egzaminui. Ok, ketvirto nepabaigsim, dabar žiūrim nurodomieji žodeliai. Now, yes, dabar, still. Are leaving the house. Yes, they are leaving the house. Kodėl? Dėl to, kad they yra jie. Jų yra daugiskaita. Taip. O kodėl present continuous? Look, tai yra žodis. Yes, dėl to, kad look, ir mes kažkaip emociją išreiškime, žiūrėk, ne? Mes iš karto suprantame, kad tai kalbamuoju metu vyksta. Look. Good. Dabar trečias. Cycle padėsiu, tai yra minti dviračių, važiuoti dviračių. Ok, kaimynė gal jūsų pabandys, mergaitė? Taip, Brian cycles S galūnė tiesiog. Taip, šaunuolė, tik tais S galūnė. Kodėl? Nes reguliariai, kiekvieną dieną. Taip, mes turime nurodomą į žodelį, kuris yra every day. Jas tai reiškia, kad kiekvieną dieną. Neaišku? Aišku, good. Tai pabandykite trečią tuomet. Perskaitykit, neskubėkit ir tuomet pasakykit. Samantha is doing her homework at the moment. Šaunuolė? Yes. Well done. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu būtent. Yes, at the moment is doing. Aha, ir is dėl ko? Dėl to, kad ji. Yes, Samantha yra trečias asmuo. Ir tokį turime trečią asmenį, mes tuomet naudojame is. Ketvirta. Ten iš kairės jų mergaitė. O, atsiprašau, dešinės. Aha, jūs. Pabandykit. My parents are shopping right now. Yes, good. Are shopping right now. Kodėl? Ne, dėl now. Yes, now, because of now. Jūs, prašau, pabandykit. 5. He was his entrance in the referendum. Daug žmonių mano, daug žmonių norėjo nemokamą. Pasirašykit čia tą žodį, kur čia reikia žinoti. Čia kitas sakys kažkas monė, tai čia yra kamo. Jie nori naudoti miesto pinigus kažkam kitam. Kiekvieną vaiką klausinėsiu, gerai? Tai va, tuomet pradėsim nuo šio vaikinuko, gerai? Dabar kaip pasakyti mokesčiai. Taxes. Good. Referendumas. Referendum. Aha. Pertempti. Pertempti? Aš nežinau, to žodžio lygtais nebuvo čia. Buvo. Pertempti. Viena iš reikšmių buvo. Pertempti. Net nepastebėjau. Aš
pertempti. Teks. Taip. Bet ta prasme, kaip sakyti, tai yra pagrindinė to reikšmė. Taip, pagrindinė yra. Taip, faktas, bet... Aha, gerai, einam toliau. Persodinti. Transplant. Good. Pasimetęs. Pasimetęs? Aha. Žiūrėkit, čia viena iš tų pagrindinių. Lost. Yes. Tik tais cleanest. Mano tarimas, tarmė mano taip. Pabandykit pasakyti. Cleanest. Cleanest capital. Yes, cleanest capital. Capital. Pakartokit. Cleanest Yeah. capital. Good. Yes, sutarėte. Cleanest. Dabar visuomeninis. Public. Aha. Yes, public. Ok. Sostinė arba kapitalas. Public. Jūs vieną tik įsteigę tekstuką, taip? Vieną ir kitus, bet žinot, taip aš neatsimenu greitai. Gerai. Bet pabandysim gerai, nes visi bando. Kaip būtų vagonėlis arba vagonėliai? Aha, iš pirmo čia. Trams. Yes, trams, ok. Referendumas. Referendum. Yes, referendum, ok. Visuomeninis. Dabar pasakykit, kiek jūs žodžių išmokit? Galite išvardinti tos žodžius, kuriuos jūs šiandien išmokit? Jau pamiršau. Šiaip, tax, pavyzdžiui, ką tai reiškia? Tai yra mokėjimas, tai yra capital, tai yra sostinė arba, kas tai buvo, po to people, tai žmonės, kas dar? Aš jau nežinau šitų žodžių. Pasport, tai pašportas, ta prasme, kas dar? Bus. Dabar jūs mokitės ir gramatikos, teisingai? Mokitės. Ką galite išgramatuoti, duokit pavyzdžių keletą tuose dviejose laiko formose, kurios, kaip vadinasi tos formos? Yra tas faktas. Ne mano dalį, o ta, kurią jūs nežinote. Jo, nežiūrėdami į užrašus, kaip vadinasi? Nežiūrėdami. Tai yra dabartys, kur mes veiksmą. Kiek angliškai šitas laikas? O nepamenu tikrai. Aha. Nepamenu. Ir galite pavyzdį angliškai duoti va šito laiką, kur jūs nepamenu. Angliškai? Jo, sakinį kur nors pavyzdį. Tame laike, kurį jūs neatsimenat, kaip vadinasi. Tai sakiau, pas mane su anglų kalba, aš iš vis nemokausi. Ne, bet šiandien jūs mokotės, 2 valandas. Tai vieną pavyzdį tokį, prašau. I see tele arba kino. I see, žiūriu, kino. Tai yra dabartis mano. Būsena. O dabar. Ir kitas variantas, tai jeigu ne dabartis, o jeigu kažkas tai vyksta nuolat, pastoviai. Tai kaip tada angliškai? This man is driving car yesterday. Capital. Tai yra ir sostinė, ir didžioji ten. O šiaip kitų žodžių, neatsimenu, aš aplamai supratau tekstą vien dėl to, kad pas mane yra gyvenimiška patirtis ir yra tarptautinių žodžių, kurie panašus tik dėl to. O šiaip aš labai mažai atsimenu. Iš tikrųjų mažai. Sakysim, iš gramatikos aš kaip tik užsipainiojau, nes tą patį dalyką aš mokiausi savarankiškai ir ten knygutė buvo kitaip išaiškinta. Dabar kaip ir tai mokėjau, man reikėjo vėl kažkaip iš naujo mąstyti ir aš supratau, kad nemokau. Taip kaip čia buvo paaiškinta. Ir aplamai gal reikia iš vis vieną laiką tai mokintis, o ne du, kurie susipainioja. O daug pasitikėjimų buvo dėl sekančių pamokų tradicinių būdų.
Net neplanuoju, nes aš sakau, aš vieną kartą buvau kursuose, tai dar kartą vaikščioti kursus tikrai. Aš iš žodžių tai praktiškai nieko neišmokau. Nu, kai ką žinojau, kai kas nebent ten tarptautiniai kažkaip buvo vieną, kas liečia gramatiką. Galbūt pačią struktūrą, kaip sudaryti, supratau, bet kur naudojama, tai ne. Jūs irgi nuo anglų kalbate? Praktiškai jo. Jau žinojau, tai man buvo lengviau įsiminti, bet įsiminti buvo lengva tai, kas yra tradiciškai, pavyzdžiui, jeigu hand tai yra ranka, o kad tai yra rodyklė, ko mokytoja neužakcentavo, aš net netkreipiau dėmesio, nes mokiausi pirmą žodį reikšmės nurodytą, visų kitų ne. O iš gramatikos tai dabar atminty atgaminu lentelę, kur mokytoja davė ir matau viršui present perfect, apačioje present continuous. Aš galėčiau, aišku, gal paaiškinti. Taip, paaiškinti, taip. Perfect tai yra tas apibūdint procesus, kurie vyksta pasikartotinai ir reguliariai. Duokit pavyzdį. Pavyzdžiui, she wakes up at 6 o'clock every morning. O present continuous tai yra tai, kas vyksta šiuo metu. I'm watching TV. O šiandien, ką išmokau, tai tiesiog prisiminiau tos žodžius, ką buvau gal šiek tiek anksčiau išmokęs savo mokytoją, vienas mėnesį mokytis. O naujo taip labai kažko neišmokau, bet gal šiek tiek vėl susipainiau su laikais. Ką buvau vėl išmokęs vėl dabar. O jūs kiek sustudijuojat su mokytoja? Nu, jūs misija, kurią išmokau. Jo, ką šiandien iš tos tradicinės Iš tikrųjų, nu gal ten truputėlį mokykloje, kaip mokiausi, aš ten tos žodžius daug maž žinojau, kurie čia buvo. Nu, tik tai tos prasmės jos, kad esmės kai kurių tą kažkaip gal nekreipęs dėmesio buvo. O, nu, tie laikai, aišku, ir patys pratiniai, jie, nu, tai daug maž, nu, irgi tokie kaip ir aiškus, bet ten, jeigu kur toliau, ten tie visokiai, vyna, ką tai man visai, nežinau, aš šitą. Ir dabar žiūrėkit, tradicinių būdų tai yra grupinis užsiėmimas, kas vyksta. Kol dėstytojas klausia vieno žmogaus, ką kiti daro, nuobodžiauja ir jie klausia, kas kaip kitas kalba neprisiklypai. Ir daugelis mokyklų sako, pas mus yra labai individualus darbas, tik 6 žmonės. Tai reiškia, per vieną valandą kiek man duoda pasisakyti? Daug dievė 10 minučių, bet realiai mokytojas pusę laiko šneka, tai daug dievė 1 minutę. Ką aš per tą laiką išmokau? Išmokau 6 variantus netaisyklingus anglų. Anglų kalba tai irgi tik mokyklai buvo kažkiek, bet aš tų laikų normaliai niekada ir nemokėjau, man viskas susimaišė. Šiandien irgi man, kad kai paaiškina tą minutę, gerai, bet šiaip man viskas maišus irgi iš dabar. O iš žodžių irgi kažką, daugumą žodžių žinojau. Tai, bet buvo maždaug, kad capital pažiūrėjau, kad čia sostinė, tai aišku daugiau neskaičiau. O kai mokytoja dažnai kartodavo tą žodį, ta prasme visų klausinėjau. Ar jūs tikite, kad jūs asmeniškai galėsit išmokti 130-100 žodžių per valandą? Nu, aš tikiu, kad daugiau negu pusę, tai tikrai išmoksiu. O galėsit išmokti 360 žodžių per vieną dieną? Per vieną dieną? Gal ir galėčiau. Ar tikit, kad jūs galite per savaitę, skaitami 3-4 valandas, į dieną išmokti 2000 žodžių, naujų, kurius nežinojau? Per savaitę? Per savaitę. Jo, tai po... kiek čia šiandien? Tikiu. Po 500 žodžių į dieną ir po to dar 2 dienos pasikartojimo. Ar tikit? Stogas Nu, nenuvažiuos? jeigu nieko neveikčiau, tai tikrai tikiu. Ne, veiktų. Ta prasme, išmokčiau. Tai nuolat visą dieną. Jo, tikiu, kad galima. Ir atsiminti. Nežinau, bet nu... Taip, Jo, nes tradicijų yra jokio šansų. Ką per tą tradiciją? Tradicinė, o čia buvo 1,5 valandos, 2-3 valandos tradicijų mokymų. Ką jūs išmokėte per tą? Šiaip išmokti kažką naujo tikrai tai išmokau, nes iki tol buvau šiek tiek pažengęs anglų kalboje, bet kaip sakyti, niekada su gramatika stiprus nebuvau. Bet man visą laiką veikia kiti dalykai, intuityvus anglų kalboje, tą ką krypčiau iki tol sėkmingai. O tikiuosi būtent per šios tolesnius mokymus pagilinti tai, ką žinojau anksčiau ir sutvarkyti visą gramatiką pilnai anglų kalboje.
Ir kaip aš asmeniškai suprantu šią sistemą, tai kaip sakėt, pats yra algoritmai, pirmas punktas, antras punktas yra labai daug neurolingvistinio programavimo čia, būtent kaip daug paaiškina visą tą struktūrą ir pagrindinis metodas, kad dramblį valgom po gabaliuką. Rodo sunki labai ta kalba, įsiskaidai po gabaliuką ir tampa viską labai suprantama. Tu mažai pagalvoji, iš tikrųjų mes